Buvo atsargus su tokiais žmonėmis, kai matote žmogų, kuris yra nepaprastai geras, visada labai ramus, bet būdamas tarp daugybės žmonių dažnai nekalbus. Būkite atsargus ir neperženkite ribų. Iš tikrųjų šis žmogus psichologiškai labai stiprus ir jis pastebi viską. Tokie žmonės viską laiko savyje, teikdami pirmenybę. Neišreikšti savo emocijų ir išlikti savo emocijų, nors dažnai tai sukelia jiems kančių. Tačiau tą dieną, kai jų kantrybė pasibaigs, įvyks tikras sprogimas ir tas, kuris sukėlė jų pyktį, patirs triuškinantį smūgį. Šie žmonės supranta pasekmes ir labai vertina ramybę. Būtent todėl jie taip ją brangina. Būtent todėl jie taip ją brangina. Būtent todėl jie taip ją brangina. Būkite atsargus ir neperženkite ribų. Iš tikrųjų šis žmogus psichologiškai labai stiprus ir jis pastebi viską. Tokie žmonės viską laiko savyje, teikdami pirmenybę. Neišreikšti savo emocijų ir išlikti savo emocijų, nors dažnai tai sukelia jiems kančių. Tačiau tą dieną, kai jų kantrybė pasibaigs, įvyks tikras sprogimas ir tas, kuris sukėlė jų pyktį, patirs triuškinantį smūgį. Šie žmonės supranta pasekmes ir labai vertina ramybę. Būtent todėl jie taip ją brangina. Būtent todėl jie taip ją brangina.